klausia, už ką aš balsuosiu, ką rinksiu, arba už ką balsuoti ir ką rinkti skatina bažnyčia, arba kokius kandidatus palaikyti, kokių nepalaikyti. Prieš visus rinkimus, žinoma, vyksta nuožmi politinė kova ir įsitraukia ir atskiri žmonės, ir mūsų parapiečiai, ir šeimos, kai kada pykstasi. Bet čia turėtume pamastyti ir aš keletą pamastymų pasidalinsiu. Galbūt jie atlieps ir kai kas išgirsti atsakymus į savo klausimus. Aš juos daugiau apibendrintai pamėginsiu pasakyti apie juos. Pirmiausia, liuteronų bažnyčioje mes turime supratimą apie dvi karalystės, apie dvi valdžias, apie bažnyčią ir pasaulietinę valdžią. Bažnyčios šaltinis valdžios yra pats Jėzus ir bažnyčiai suteikta galia, kaip Jėzus ir sakė Evangelijoje pagal Joną. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Evangelijoje pagal Matą Jėzus paskelbė mokiniams, kad duoda dangaus karalystės raktus. Ir tai vadiname raktų galia bažnyčioje. Jėzaus Kristaus vardu atleidžiamos nuodėmės, Jėzaus Kristaus vardu skelbiama geroji naujiena, dangaus karalystė per bažnyčią ateina į žemę, ir taip žodis, sakramentai atveria amžinybę daugeliui žmonių. Pasaulietinė valdžia taip pat ateina iš Dievo. Ir pats Dievas yra, kaip mes tikime, pats Dievas yra irgi valdžios galios šaltinis, tačiau pasaulietinė valdžia, žinoma, ji negali vadovautis Evangelija. Ji turi vadovautis įstatymais, griežta tvarka ir, kaip Liuteris sako, pasaulietinė valdžia duota ne krikščionėms, bet būtent tiems, kurie nėra krikščionės. Ir sako, krikščionių pasaulyje yra labai mažai. Ir vienas nuo kito jie toli gyvena. Daugelis nors yra krikštyti, bet nėra krikščionės. Ir pati valdžios galia, taip pat mes žinome, kad tai yra suteikta iš Dievo ir Dievas panorėjo, kad tokia tvarka būtų palaikoma per žmonės. Ir šiaip liuteronų bažnyčioje, liuteronų teologijoje turime tą supratimą Dievo kaukės, kad Dievas tarnauja žmogui per kitus žmonės. Per kitų žmonių darbą, per kitų žmonių triūsą, taip mes turime maistą, rūbą, medicininės paslaugas, taip mūsų socialiniai poreikiai yra patenkinami ir per kitus žmonės Dievas parodo mums savo meilę. Per mus Dievas, per mūsų rankas, per mūsų žodžius, per mūsų prisilietimą Dievas parodo meilę kitiems, bet būtent ir per valdžią. Taip viskas sutvarkyta, kad per valdžią ateitų mums palaiminimai. Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo: kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra tos Dievo nustatytos. Šiandieną netikintis žmogus gali pasakyti, kad čia tokia paika, ne visai protinga kalba, kaipgi gali būti iš Dievo, jeigu valdžia bloga. Prisiminkime Paulių ir daugelį krikščionių kentėjusius Nerono valdymo laikais nuo persekiojimų. Ir vis dėlto jisai sako, valdžia yra iš Dievo. Kaip yra su krikščioniu ir kaip yra su bažnyčia ir su valdžia, ar tai visiškai atskirta? Krikščionis gyvena abiejose karalystėse ir vienu metu. Ir Dievo karalystėje, tik tai dar tikėjimo, neregėjimo ir kartu pasaulio karalystėje. Ir bažnyčia gyvuoja. Iš tiesų mūsų visa viltis ir mūsų tikslas yra Kristaus antrasis atėjimas, naujas dangus ir nauja žemė, arba kitaip amžinybė, bet mes gyvename taip pat ir šiame pasaulyje. Būkite paklusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpaties, tiek karaliui kaip vyriausiajam, tiek valdytojams, kaip jo pasiustiems bausti piktadarių, išaukštinti gerųjų. Taigi ir valdžios tikslas yra, kaip sako apaštalas, valdžia yra Dievo tarnaitė tavo labui. Kaip mes krikščionys turėtume, koks tas santykis su valdžia yra, ypatingai, kai matome demokratinėse visuomenėse tokia meilė
yra šiaip išgaravusi ir kova dėl valdžios nuožmi ir ne tik yra apsikeičiama idėjomis ar diskutuojama dėl idėjų, bet kartu matome ir girdime, kiek yra neapykantos, kada norima, kad oponentas žlugtų, netgi tam svajonė, kad galbūt jis iš vis negyventų, kad sukluptų, būtų kuo purvinesnis. Ir mes norom, nenorom, ir krikščionys įsitraukiame į tokį, mes esame tokios kovos, tampame tokios kovos dalimi. Už ką balsuoti, ką rinkti? Kiekvienas turi nuspręsti pats. Mes žinome, kad yra ir mūsų tikėjimo brolių ir seserų, kurie dalyvauja politikoje, skirtingose partijose. Aš pažįstu, ar tenka bendrauti su įvairiais žmonėmis iš įvairių partijų, politinių judėjimų. Ir galima pasakyti, kad turbūt kiekvienoje partijoje yra ir padorių žmonių, gerų politikų, įžvalgių, kurie rūpinasi valstybę. Taigi bažnyčioje mes manome, kad bažnyčia neturėtų agituoti už vieną ar kitą partiją. Bažnyčioje mes esame broliai ir seserys ir turime melstis, ką ir darome visuotinės maldos metu, kada meldžiamės už pasaulietinės valdžias. Kiekvienose pamaldose, jeigu kunigas nuosekliai domisi visuotinės maldos sudedamosiomis dalimis, taigi visuomet yra malda už taiką pasaulyje, už viso pasaulio vyriausybės ir už mūsų šalies vyriausybę, už taiką ir gerovę, už visus, kurie valdo, kurie priima nutarimus. Nes jiems tokia malda labai reikalinga. Tai žmonės, kurie yra valdžioje, jie turi priimti labai sudėtingus sprendimus ir mes esame išmokę, ir demokratijoje turbūt taip ir turi būti, kad reikia kritikuoti, vis pasakyti, tas padarė blogai. Kai kada ir iš tiesų blogai ir yra už ką kritikuoti. Bet pirma, mes krikščionys turime pasimelsti. Nes iš kur gaus išminties tie, kurie valdo, jeigu nėra mūsų maldos? Iš kur gaus išminties tie, kurie priima nutarimus, jeigu jų pats viešpats nenukreips tinkamą linkme? Mes norime, kad kuo daugiau krikščioniškais principais žmonių priimtų nutarimus. Ką reiškia krikščioniškais principais? Ne tik tam tikri etiniai klausimai, bet svarbu pats pašaukimas. Kiekvienas žmogus, mes esame pašaukti tarnauti Dievui ten, kur esame. Ir svarbu, kad žmonės priimantis nutarimus mąstytų ne tik tos dienos politinės kovos, konjunktūros ar naudos klausimais, bet matytų žmonės ir prisimintų, kad jie yra atsakingi ne tik prieš žmonės, bet ir prieš Dievą. Ir ta atsakomybė yra labai, labai didelė, labai sunki našta, todėl mūsų maldos yra reikalingos. Nes jeigu yra vien kritika mūsų, kad ir teisėta kritika, tai tuomet mes esame panašus į futbolo sirgalius per kokias varžybas, keliasdešimt ar keli šimtai milijonų žmonių, ekspertų, kurie žino, kaip futbolą geriau žaisti, nors dažnai ir nebūna žaidę, bet jie žinotų, kaip teisingiausia viskas turėtų vykti, nors tikrovę mato tie, kurie yra aikštėje. Ir visuomet vadovaujant yra aplinkybių, kurios nėra matomos iš šalies. Yra daug aplinkybių, yra gerų aplinkybių, yra sunkių, yra įtampų žmonėms, ir darbinių, yra įtampų vidinių įvairiausių. Bet mes turime maldoje palydėti. Kai kada laimi tie, kuriuos laikome, kai kada laimi tie, kuriuos nepalaikome, bet svarbiausia, kad jie jau turi tą valdžios kalaviją rankose ir kad tas valdžios kalavijas tarnautų mums visiems. Kas link tokios atmosferos, mes matome pasaulyje, aplinka tokia politinė yra tapusi labai pikta. Nors yra tekę man patirti ne Lietuvoje, jau tai buvo prieš daugelį metų, vienas pažįstamas, kitos šalies parlamento narys netikėtai pasiūlo užeiti į būstinę, kur vadovas yra visiškai priešiškos partijos, susipažinti, pabendrauti. Ir man buvo labai keista matyti jų itin šiltą pokalbį. Nors yra tekę trumpai matyti juos kalbant per televiziją ar per transliaciją jų posėdžių.
Na ir ten gerų žodžių vienas kitam jie nesakydavo, tik blogus, bet niekada nebuvo neapykantos. Buvo kova, galėjai matyti, kad yra kova dėl idėjų, kaip geriau. Ir mums pabendravus, išėjus, einant toliau, klausiu, man labai keista patirtis, jūs esate politiniai konkurentai ir jūs linkite vienas kitam visuomet pralaimėjimo. Ir atsakymą, kurį išgirdau, atsakymas vis man giliai širdį įsirėžė ir aš jį nuolatos atsimenu. Sako, taip, sako, mes viešumoj kovojame, sako, bet mes asmeninėme gyvenime niekuomet nesame pykėsi. Ir aš jį gerbiu dėl to, kad aš žinau, kad visa, ką jisai daro, nors kai kada mąsto ir kitaip, ką jisai stengiasi daryti, jis stengiasi daryti dėl tos pačios šalies, dėl kurios ir aš dirbu. Jam rūpi, kad mūsų šalyje viskas įvyktų gerai. Ir man buvo toks tuo metu labai gražus pavyzdys politinės kovos, kur yra iš vienos pusės kova, bet iš kitos pusės mažai neapykantos ir tam tikra pagarba. Iš jų matos ir simpatija, gerbė vienas kitą, jie pamatė, džiaugiasi vienas kitu, nors politiškai ir yra visiškai tolimi. Irgi, kad prisimintų atsakomybę, kokie jie turi prieš žmonės, kokie jie turi prieš Dievą ir kad kalba, žodžiai, kad daugiau būtų, aš norėčiau taip, turbūt visi norėtume, kad būtų daugiau diskutuojama, pykstamasi, gal ginčijamasi. Žinoma, politikai turi kritikuoti vieni kitus, bet dėl idėjų, bet kuo mažiau neapykantos. O jeigu mes galime savo aplinkoje, ten, kur esame, dėl politinių pažiūrų kylančią neapykantą tokią sumažinti, mes tą ir darykime, nes mums visuomet verta prisiminti Jėzaus kelią. Koks jo laimėjimas buvo. Jisai nieko neapšmeižė. Jis nieko nepažemino. Netgi jis išdavėjui, ką jis padarė, išdavėjui, tam, kuris pakilęs nuo stalo jau ruošiasi jį išduoti, jam kojas plovė. Ir jis už priešus, už mus, kurie jo priešai buvome, paaukojo savo gyvybę. Ir tada jis tarė apaštalams, aš jūs draugais vadinu, su apaštalais mums visiems krikščionims tie žodžiai ateina, aš jūs draugais vadinu, nes nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir tas pats viešpats, jisai savo žodžiu ir sakramentais kalba bažnyčioje, tas pats viešpats yra prisikėlęs. Ir apie jį mes turime prisiminti visuomet ir svarstydami, galvodami pasaulietinius dalykus. Nes kitaip mums labai lengva būti įsuktiems į tą informacinį srautą ir taip pat persimti neapykantą, įtampomis ir taip pat netikrais pažadais. Tikrais pažadais, netikrais pažadais ir sudėti lūkesčius, didesnius lūkesčius į žmones, o ne į Dievą. Kaip yra, išgirdome, kad reikia klausyti valdžių, tačiau jūsų teisėtas klausimas gali būti ar tikrai visų ir visada. Tikrai ne visų valdžių ir ne visada. Ir išimtis yra švento rašto žodžiai, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Taigi jeigu verčia žmonės gyventi prieš sąžinę, prieš Dievo žodą, jeigu bažnyčia yra persekiojama ir raginama nesimelisti, arba išsižadėti savo tikėjimo. Krikščionis negali tikėjimo išsižadėti. Mūsų bažnyčia turėjome 100 metų įvairiausių suspaudimo dešimtmečių ir šimtmečių. Ir paskutinis sovietmetis buvo. Ir jeigu būtų žmonės paklusę valdžiai, žinoma, bažnyčia būtų išnykusi. Bet būtent, kad jūs, jūsų artimieji, įvairiose parapijose, tikintieji, tikinčios, meldėsi, pakluso viešpačiai, bažnyčia išliko ir evangelija išliko, žodis išliko, viltis išliko. Bažnyčia, kuri jau atrodė, kad bus sunaikinta. Kaip krikščioniui dalyvauti, ar krikščioniui verta dalyvauti politikoje iš vis? Tai žinoma, kad krikščionis gali ir turi dalyvauti ir mes turime tokių pavyzdžių pasaulyje, kad ir kunigai dalyvauja liuteronų politikoje ir buvęs Vokietijos federacinės respublikos prezidentas Johannes Gauck
kuris lankėsi ir Lietuvoje, ir lankėsi Klaipėdoje, ir domėjosi Švento Jono bažnyčios atstatymo reikalais, jis liuteronų kunigas. Buvęs tarnystės prasme, jisai šventintas kunigu, bet liuteronų bažnyčioje mes suprantame, kad jeigu kunigas arba vyskupas siekia politinės valdžios, ką ir gali, jeigu jau toks pašaukimas atsiranda arba būtinybė, arba mato, kad ten gali daugiau pasitarnauti, jis tą gali daryti, bet tuo metu, kai yra politikoje, tarnystė tuo metu turi būti sustabdyta, nes žmogus negali dviejose vietose ir vienoje karalystėje ir kitoje karalystėje vienu metu tarnauti. Nes vienur yra evangelija, kitur yra įstatymas, arba dar, kaip mums sako, įstatymo kalavijas. Paminėjau maldą už valdžią ir valdžios atsakomybę. Bet labai svarbu, kad ir žmonės, krikščionys, kurie yra valdžioje, kad jie taip pat melstųsi už savo pavaldinius. Nes tai labai svarbu, taip, kaip irgi tas santykis tam tikrą prasme yra kaip tėvų su vaikais. Ir Martynas Liuteris Didžiajame katekizme aprašo, aiškindamas 4 Dievo įsakymą, gerb savo tėvą ir motiną, jisai rašo, tą pat reikia pasakyti ir apie klusnumą pasaulietiniai vyresnybei, kuri, kaip sakyta, visa priklauso tėvystės luomui ir yra plačiausiai išsidriekusi. Mat šiuo atveju esama ne vieno kelių žmonių tėvo, bet tėvo tieko žmonių, kiek jam priklauso gyventojų, piliečių ar valdinių. Nes Dievas duoda mums ir aprūpina mus per vyriausybės asmenis, kaip per mūsų tėvus, valgiu, pastogė ir galvijais, globa ir saugumu. Už tai, kad jie tokį vardą ir titulą, kaip savo aukščiausiai apdovanojimą su visa pagarba nešioja, ir mes privalome juos gerbti bei laikyti brangiausių turtų ir vertingiausią brangenybę žemėje. Keistai skamba taip. Vertingiausia brangenybė, nes labai retai kas jau šiandieną galėtų pasakyti, bet Liuteris ir mes suprantame, kad valdžios yra priskiriamos 4 įsakymui, kur gerb savo tėvą ir motiną. Nes kaip tėvas ir motina yra duota, taip ir valdžia yra duota. Nors mes renkame, mes galime rinktis, bet kaip išeina, kaip susidėlioja viskas, tai yra iš Dievo. Ir už tai ta pagarba valdžiai turi būti, bet jokių būdų neklas paklusnumas tose vietose, kada valdžios sprendimai prieštarauja sąžinė, prieštarauja tikėjimui arba nori tikėjimą suvaržyti, nori Dievo žodį suvaržyti, tuomet, žinoma, jau tai negalioja. Bet kas svarbu, kaip tėvai meldžiasi už vaikus, jeigu yra krikščionys tėvai, tėvas, mama, be jokios abejonės visuomet meldžiasi už vaikus. Bet mes pamirštame, kad ir krikščionys vadovai, jie turėtų melstis taip pat už savo pavaldinius. Ir labai įdomu, Rojaus darželyje, tokia knygelė, maldų gotikiniu šriftu parašyta. Štai galite matyti, ten, kur numeris 5 yra malda padonų už vyriausybę. Tai greičiausia tai slavizmas, bet gal jūs ir mane ir pataisysite. Man atrodo, kad taip podanai turbūt yra iš to kilęs. Pavaldinių už vyriausybę. Bet štai, kur matome 6 numeris. Malda vyriausybės už padonus, už pavaldinius. Čia svarbu, kad žmonės atsimintų, tie, kurie valdo, ir pasaulietinės vyriausybės. Aišku, ir bažnyčioje tai svarbu, vieniems už kitus melstis, bet kartu ir nebūtinai vyriausybės pačios aukščiausios, tačiau bet visi, kurie turi pavaldinių, kad prisimintų pasimelsti už juos, kad pavyktų teisingai sugyventi, teisingus sprendimus priimti, pavyktų santarvėje gyventi ir svarbiausia, kad darbai atneštų vaisių. Nes kai baigėsi susitelkimas ir baigėsi tokia nuolankumas, labai daug atsiranda žalos ir labai mažai būna vaisių, gerų vaisių. Keletą sakinių norėčiau paskaityti. Žinau, kad nuo pasaulio pradžios protingas valdovas visada buvo retas paukštis, o doras valdovas dar retesnis. Dažniausiai jie būna didžiausi kvailiai arba pikčiausi galvažudžiai žemėje.
Todėl iš jų visuomet reikia tikėtis paties blogiausio ir nesitikėti daug gero, ypač dvasiniuose reikaluose liečiančiuose sielos išganimą. Juk jie yra Dievo kalėjimo prižiūrėtojai ir budeliai. Ir jo dieviškas pyktis naudojasi jais, kad nubaustų piktuosius ir palaikytų išorinę ramybę. Mūsų Dievas yra didis valdovas, todėl jis turi turėti tokius kilmingus ir turtingus budelius bei teismo tarnautojus ir nori, kad jie gautų visokių turtų bei visų žmonių pagarbos ir baimės gausybę ir perteklių. Jo dieviškai valiai patinka, kad mes vadintume jo budelius maloningaisiais valdovais, pultume jiems po kojų ir kuo nuolankiausiai jiems paklustume, kol jie neima varyti savo amato per daug smargiai ir neužsimano iš budelių pasidaryti piemenimis. O jeigu pasitaiko, kad kunigaikštis yra protingas, doras arba krikščionis, tai jau yra vienas iš didelių stebuklų ir nepaprastai brangus dieviškos malonės ženklas šiai šaliai. Mat dažniausiai yra taip, kaip sako Izaijas: aš duosiu jiems kunigaikščiais vaikus ir išlepusiai viešpataus jiems. Taip pat ir Ozėjas: aš duosiu tau karalių savo narse ir vėl atimsiu savo užsidegime. Pasaulis yra per daug blogas ir nevertas turėti daug protingų ir dorų valdovų. Varliems reikalingi gandrai. Na va, koks įdomus tekstas. Tai yra daktaro Martyno Liuterio 1523 metais ištrauka iš traktato apie pasaulietinę valdžią, kiek privaloma jai paklusti. Aš neskaitysiu, ką jisai rašo kitose traktatuose apie kunigus. Jūs patys galite susirasti ir patys galite paskaityti. Visai neprastai. Apie krikščionių tarnavimą, ką sako tame pačiame traktate. Dabar tu toliau paklausi, ar ir teismo raštininkai, budeliai, juristai, gynėjai bei visi kiti to luomo atstovai gali būti krikščionys ir išganyti. Atsakau, jeigu valdžia ir kalavijas yra tarnavimas Dievui, kaip anksčiau buvo įrodyta, tai turi būti tarnavimas Dievui ir visa tai, kas reikalinga valdžiai, kad ji galėtų naudoti kalaviją. Turi būti žmonės, kurie gaudo, kaltina, karia, žudo piktuosius bei saugo, užtaria, gina ir gelbsti geruosius. Todėl jeigu jie tą daro, neieškodami savo naudos, o tik padėdami įgyvendinti įstatymą ir valdžią, kad būtų sudrausti piktieji, tai jiems nėra jokio pavojaus ir jie gali užsiimti tuo, kaip kiti užsiima kitokiais amatais ir gali iš to maitintis. Juk kaip sakyta, meilė neieško savo naudos ir nežiūri, ar darbas yra didelis ar menkas, o tik tai rūpinasi, ar jis naudingas ir reikalingas artimui arba bendruomeniai. Krikščionis gali tarnauti, privalo tarnauti valstybinėse tarnybose ir atlikti savo pareigas ir valstybėje. Todėl, ką rinkti, už ką balsuoti, prisiminkime visi, kad esame Dievo vaikai, gyvename šiame Dievo dovanotame pasaulyje. Ir čia su politika taip pat, su rinkimais ir pirmoji tema mūsų, dėkingumas ir nedėkingumas yra susiję. Mes užmirštame padėkoti, užmirštame pasidžiaugti. Taip mes burnodami prieš viską, kas tik tai mūsų supa, prieš kitus žmonės. Visą gyvenimą rodydami nepasitenkinimą mes dažnai įžeidžiame patį Dievą ir pasakome: Dieve, aš gyvenu blogoj vietoj, tarp blogų žmonių, vien tik tai blogai. O Dievas veda mus, aprūpina, globoja, kaip ir atvedė mus į šį vakarą. Ir mes giedame yra giesmėje: duok vyriausybėms išminties, darbos aukščiausios paskirties, gerovę rūpinkis tautų, lydėk jas tiesos keliu. Taigi, šioje kovoje nuožmioje politinėje linkiu mums visiems ramybės, linkiu neprarasti tokio tvirto pasitikėjimo mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi ir prisiminti jį, kuris sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Ir tie jo pažadai: aš jums duodu ramybę, savąją ramybę jums duodu. Sako, aš jums duodu savąjį džiaugsmą. Prašykime, kad viešpats suteiktų jėgų,
kad mūsų ramybės ir mūsų džiaugsmo niekas neužgoštų.